Paskutinis receptas. Karina papasako, ką gaminsim šiandien greitai ir sveikai. Tai kadangi yra vasara ir visų mūsų lietuvių virtuvėje dažnai karaliauja grilio visokie receptai, mėgstam kažkokį gaivumą, klasika kokie ten pomidorai, agurkai, grietinė, tarkim, salotas, bet aš noriu šiek tiek kitokio stiliaus, bet panašaus skonio, tik tai kiek gal sodresnio, tokio aitresnio, padaryti salotas su natūraliu jogurtu. Skamba lengvai, turėtų būti ir greitai, sveikai. Pradėkim. Tai mums reikės agurkų, čili pipirų, česnako, laimo, galima panaudoti pesto. Kas mėgsta labai aštriai, galima naudoti dar šiek tiek kažkokio kito aitraus padažo. Daug kalendros. Jeigu kalendros nemėgstam, naudojam kitus žalumynus, alyvuogių aliejus, druska, pipirai ir mėgstami prieskoniai. Kalendros negalima labai stipriai smulkinti. Ir tada, kadangi pas mus yra nelabai tokių mėgstančių aštrumą, tai aš sėklas išimsiu. Kas mėgsta aštriau, sėklas mes paliekam. Esu nekartą mačiusi, kad ir sportuoji namuose ir darai tai gana dažnai. Gal gali papasakot, ar tai keičia tavo savijautą dienos eigoje? Tiesiog būdama 2 vaikų mama, pradžioje aš dažnai suprasdavau, kad galvoju, gal vėliau pasportuosiu, nes dabar neturiu laiko, reikia vaikam ten kažką padaryti. Gal šiandien nesportuosiu, nes šiandien aš jaučiuosi pavargus. Ir tada supratau, kad jaučiu, kad mano kūnas yra silpnesnis. Ir galvojau, ką aš galiu tokio sugalvoti, kad ir manęs neapkrautų tą mintis, kad man reikia sportuoti, judėti. Ir tuo pačiu, kad aš visgi palepinčiau savo kūną į tą mankštą. Ir aš pradėjau sportuoti trumpas treniruotės. Jeigu aš turiu laiko, tai bus pusvalandis, neturiu laiko, bent 10 minučių. Tikrai labai skanios, gaivios salotos ir įspūdingai per trumpą laiką. Ačiū. Labai greitai. Taip, ačiū tau labai, kad buvai. Iki kitų kartų. Ir skanus. Skanu.